Lapkričio 13-ąją Aukuro pagrindinės mokyklos ketvirtokai dalyvavo įdomioje, kiek netikėtoje popietėje teksto ir šokio interpretacija. Renginį vedė šokėja Muzikos ir teatro akademijos studentė Eglė Kančauskaitė. Ji trumpai pristatė šiuolaikinį šokį. Jis abstraktus ir įvairus, pulsuojantis, laisvas ir jausmingas. Tuomet Eglė pakvietė vaikus aktyviai dalyvauti edukacinėje skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo pamokoje, paremtoje šokio improvizacija, lietuvių autorių literatūros teksto analizė, vertinimu bei idėjų pasidalinimu. Mokiniai buvo suskirstyti į 4 grupės, gavo užduotį šokiu, judesiu, perteikti ir savaip interpretuoti gautą citatą ar iliustraciją iš knygos. Vaikai energingai kibo į darbą, skaitė, nagrinėjo, tarėsi, diskutavo. Vyko tikras kūrybiškumo procesas. Vėliau vaikai vieni kitiems pristatė savo darbus, interpretuotas iliustracijas, dailininkės Sigutės Ach iliustracija, Urtės Uliūnės knygai Miegančios boružės bei rašytojos Nijolės Kepenienės piešinį savo knygai Netikri padavimai ir ištraukas iš Kęstučio Kasparavičiaus knygų Sapnų katytė bei Kvailos istorijos. Ketvirtokai užduotį atliko labai kūrybiškai ir išradingai. Interpretuojant tekstus ir iliustracijas gimė naujos istorijos, nauji pasakojimai. Beregint prabėgo laikas, vaikai ir šokėja Eglė aptarė rezultatus, pasidalijo mintimis apie tokį netikėtą tekstų piešinių skaitymą. Mokiniai suprato, kad šitaip kūrybiškai galima skaityti ne tik knygas, bet ir iliustracijas, nuotraukas, muziką, gamtą. So